Sveiki! Šiandien kalbėsime apie vieną dažniausių estetinių problemų – tamsius paakis. Ši problema neatsiranda dėl vienos priežasties. Yra keli mechanizmai, dėl kurių paakiai gali atrodyti tamsus ir kiekvienam yra taikomi skirtingi sprendimai. Labai svarbu atsižvelgti į anatomiją ir natūralius šešėlius. Yra toks ašarų latakas. Ašarų latako vaga yra anatominė įduba po akimi, kuri atsiranda dėl riebalinio audinio pasiskirstimo ir kaulinės struktūros. Gilios akys, šešėliai nuo antakio taip pat gali suformuoti patamsėjusius paakius, įdubės skruostai dar labiau sustiprina šį efektą. Su amžiumi oda plonėja, riebalai pasislenka, dėl to šešėlis ryškėja. Sprendimo būdai galėtų būti užpildai, dažniausiai yra naudojama hialurono rūgšties užpildas, riebalų persodinimas ar kitos injekcinės procedūros, pavyzdžiui, amino rūgštis, polinukleotidai, kolageną stimuliuojančios injekcijos. Kartais prireikia ir blefaroplastikos, tai yra chirurginis sprendimas. Paakių patamsėjimą taip pat gali lemti ir spalvos pokyčiai, vadinama hiperpigmentacija. Priežastis dažniausiai yra genetika, dažniau tai pasitaiko tamsesnio fototipo žmonėms, ar galėtų išsivystyti po uždegimo, pavyzdžiui, po dermatitų, alergijos, intensyvaus akių trinimo. Taip pat galėtų tai lemti ir hormoniniai pokyčiai, amžius. Hiperpigmentaciją paakiuose galime spręsti ir su kosmetikos ingredientais. Veiksmingi būtų niacinamidas, vitaminas C, koinė rūgštis, arbutinas, azelaino rūgštis, saldymedžio ekstraktas ar retinolis, jeigu jis yra naudojamas ilgai. Profesionalios procedūros – azelaino, fitino, pieno rūgšties pilingai, lazeriai irgi galėtų sumažinti hiperpigmentaciją. Taip pat galima skirti ir medikamentinis gydymas. Na ir žinoma prevencija. Nuo saulės kremas, vengti nuolatinio akių trinimo. Melsvi paakiai. Šios problemos kilmė – kraujagyslinė. Paakių plona yra labai plona ir per ją gali matytis kraujagyslės. Tai dažniausiai lemia lėta mikrocirkuliacija, kraujo užsistovėjimas kapiliaruose, taip pat gali būti ir geležies stokos anemija. Dėl to paakiai atrodo pilkšvi, melsvi. Su tuo gali būti susijęs ir amžius ar genetika. Kada mes senstam, mažėja riebalinis audinys ir kraujagyslės tampa dar ryškesnės. Ką galėtumėm daryti? Svarbiausias čia gyvenimo būdas. Tinkamas miego kiekis, mažiau vartojamos druskos, pakankamas išgeriamo vandens kiekis. Vietiniai ingredientai, kurie puikiai veiktų į kapiliarus, tai yra vitaminas K, arnika, kofeinas, peptidai ar retinolis, kadangi jisai stiprina odos struktūrą. Jeigu yra geležies stokos anemija, reikėtų atstatyti geležies stoką su papildais ar infuzijomis. Procedūros – lazeriai, jeigu kraujagyslių tinklas yra itin išraiškingas, mikroadatinė terapija, injekcinės procedūros, mezoterapija, PRP, polinukleotidai ar kitos procedūros, kurios gali stiprinti odą, sumažinti kraujagyslių permatomumą. Tamsūs paakiai gali būti dėl 3 pagrindinių priežasčių – šešėlio, hiperpigmentacijos ar kraujagyslio matomumo. Todėl labai svarbu tiksliai nustatyti, kodėl ši problema pas jus yra ir kaip mes galėtumėm parinkti tinkamiausią gydymą. Jei jūs domina detalesni sprendimai, nuo tinkamų ingredientų ir konkrečių produktų pavyzdžių iki injekcinių procedūrų ar kitų galimybių, parašykite komentarą po šio video ir ateityje šią temą praplėsiu plačiau. Ačiū, kad žiūrėjote, iki sekančio video.